Sveiki visi, kaip gyvenat. Jeigu gerai gyvenat, žinai ką aš pasakysiu tau, taip tau ir reikia. Labai malonu girdėti, kad viskas gerai. Noriu pakalbėti apie priklausomybę atsikratymą, apie alkoholio, šnapso atsikratymą, apie samagono atsikratymą, apie degtinės, apie vyno, apie alaus, apie sidro, apie ko dar, nepasakiau, tie stiprus gėrimai, kaip tie brandis. Dar yra kažkoks. Vermutas yra toksai. Kas dar palauk yra brandis ir dar vienas yra kažkoks. Viskis, va. Viskio. Ko dar? Vyną sakiau, ne? Samagoną sakiau. Ko dar? Ir čia viskas išvardinu. Labai viskas paprasta, žinok, nekomplikuok situacijos. Aš žinau, dabar tavo mintis yra uždūmintos, tavo galva yra rūkė, toksai neina galvoti, neina mąstyti, neina susikaupti. Aš žinau. Taip, daėjai iki tokio taško, kad jau sunkoka. Bet iš tikrųjų, kai pažvelgtum, yra viskas paprasta. Pirmas dalykas, ne tu nori vartoti alkoholį. Ne tu. Tu tikrai nenori vartoti. Giliai širdį, tu žinai, kad tu nenori vartoti. Bet tau neina išlipti iš to liūno. Iš to smirdančio tokio pilko, tokio rudo, pilko, juodo liūno. Nu dabar matau, žinai, toksai pilkas liūnas, toksai rudas, toksai rūkas, toksai rudas, toksai liūnas, toksai durpė, toks minkštas ir krenti taip į apačią pabiški, žinai. Yra paprasta. Nekomplikuok situacijos. Pats svarbiausias dalykas yra noras viduj. O tas yra pats svarbiausias ir galingiausias dalykas tavo gyvenime. Noras. Kai tik tai to noro turi, viskas. Savaitikė, mėnesis, gal kitas ir tu esi laisvas žmogus ir tu esi visiškai kitoks žmogus būsi. Tu būsi visiškai kitoks žmogus. Aš suprantu, aš žinau, kai gal ir negali suprasti, apie ką aš kalbu dabar, žinai, bet kai tu išeisi iš to liūno, tu būsi visiškai kitoks žmogus. Supranti? Čia turbūt, čia biškutė bus iš psichologijos, iš ezoterikos, mano pasakojimai, žinai, bet žiūrėk. Dabar, kai būsi ramiai kur nors, susikoncentruok ir prisimink mano vaizdą, ką aš tau dabar sakau. Žiūrėk. Tu, pavyzdžiui, sėdi tam liūnene, už galvos susijėmęs ant soliuko sukrešusio ir liūnas aplink tave, žinai. Toksai žingsnį padėsi ir įkrisi iki kelio į tą liūną, žinai, ne? Dabar įsivaizduok tą vaizdą, ramiai būk kur nors, gali užsimerk. Ir aš prieinu to liūno kitoje pusėje, kur tenai tvirta žemė, žinai, išcementuota, išasfaltuota, trinkelėm išdėta, visokiausių spalvų trinkelės, žinai. Ir aš tau surištais mazgais numetu tokį stiprų tą šniūrą tokį, virvę, ne, su tokiais surištais mazgais. Ir tu paimi ją ir žingsnis po žingsnio taip tas traukimas po traukimo
už to mazgo tu ir išlipi. Išlipi, atsistoji, išeini, atsidarai duris ir ten matai tokią ramios būsenos tokią erdvę, geros būsenos erdvę tokią. Atidarai duris didelės, dvigubas tokias ir įeini tenai. Ir tu įsivaizduok pats, kaip tu nori matyti ten tą. Pats, aš galiu pripasakoti, žinai, bet geriausia yra, kai tu pats viską matai ir jausmais eini, ką tu jauti, ką tu matai ir tą galvoji, žinai, aš matau tą, aš už tų durų, žinai. Ir įsivaizduok, sakyk, prieš ir įeini tenai, užsidarai duris ir viskas. Ir tu atsipalaiduoji, relaksuoji, suvoki vieną kitą dalyką, kad tas yra blogai, kad tas yra blogai, kad tas yra blogai. Ir suvoki gerą dalyką, kad dabar bus taip, taip ir taip, žinai, kaip tau eina iš vidaus, ko tu nebenori ir ko tu nori, supranti? Tai va, čia toksai vienas momentas. O kitas momentas, žiūrėk. Gali daryti, čia buvo momentas numeris 1 ir dabar pasakysiu momentą numeris 2, žinai. Bet nesvarbu, gali daryti bet kokia eilės tvarka, nesvarbu. Ir pasaulis labai stipriai pasikeitė, žinok. Pasaulis labai stipriai pasikeitė ir žmonės pasikeitė ir daug kas keičiasi ir tu tik užstrigęs ten truputį esi, kad tau reikia biški sujudinti tavo makaulę, kad tu ištrūktum iš to, kad tu rūpintumai savim, supranti? Ir tai va, numeris 2 yra tai, kad pasakyk savo, išreikš savo valią. Ką tai reiškia išreikš savo valią? Pasakyk savo, panorėk pats. Tas tai yra pats svarbiausias dalykas. Sakyk, irgi kur nors susikaupk, ar namuose, ar per liepėje, ar miške, ar prie ežero, ar tualete, ar vonioje, nesvarbu, žinai, ramiai kur nors susikaupk, išgerk litrą vandens iš karto, skanaus vandens susirask, išgerk iš karto litrą ir susikaup ir sakyk, viskas, stop, suplok rankom, taip, suplok rankom stipriai, sakyk, viskas, aš to nebenoriu, man to nebreikia, ačiū, viso gero. Buvo įdomi patirtis, ačiū, viso gero, aš to nebenoriu. Ir išvardink, ko tu nebenori. Alkoholio, ten cigarečių, narkotikų, ar būsenos, ar draugų, ar aplinkos, ar kažką tokio. Ir paskui, kai tau viską išvardini, ko tu nebenori, iškart sakyk, ko tu nori. Supranti? Ko tu nori. Tu nori to, būsenos geros, jausmo gero, žmonos, vyro, vaikų, mamos, tėvo, ar kitos šalies, ar kitos aplinkos. Kas tau eina tuo momentu, išvardink, ko tu nori, supranti? Ir tau pradės formuotis. Tavo realybė pradės formuotis ir nori ir nenori, tai ateis pas tave. Ir tu turėsi daryti žingsnius, tai įgyvendinti, supranti? Ir padarysiu dar vieną įrašą, čia ilgoka, padarysiu dar vieną įrašą, kitokia prasme biškutį pakalbėti apie tai. Malonu buvo pasigirdėti su visais, pasimatysim, čiau.